Kiekvieną sezoną po maždaug 100 spektaklių. Tiesą sakant, didesnio miestelio, kuriame urvinis žmogus nebūtų lankęsis, Lietuvoje tikriausiai nebeatrastumėme. O visi trys urviniai – Dainius Kazlauskas, Vaidotas Martinaitis ir Darius Meškauskas – šiandien yra tikri publikos numylėtiniai. Ši komedija apie tave, mane ir mus visus. O jei manai, kad nieko niekada nebūna apie visus, šis spektaklis privers tave apsigalvoti. Spektaklis apie vyro ir moters santykius. Apie tai, kaip abiejoms lytims sugyventi. Kaip priimti, kaip pakęsti vieni kitus, kaip surasti šeimoje taiką ir taip toliau ir panašius dalykus. Žodžiu, spektaklis amžinas, aktualus, todėl ir ilgai eina. Ši komedija dar ir šiandien Lietuvoje vienintelė tokia, su nieko nesupainiojama, mylima ir labai juokinga. Tokia, apie kurią galima diskutuoti, iš kurios galima pasimokyti, kuri nepalieka abejingų. Lengva teigt, kad urvinis blogas. Jis vaizduojamas visur vienodai, suraukta kakta, ietis rankoje. O, atrodo maždaug taip. Šitas spektaklis tuo ir ypatingas, kad mano partneris yra žiūrovai. Todėl, kad aš ir klausinėju žiūrovų, jie man ir atsakinėja, žodžiu, arba jeigu neatsakinėja, tai reaguoja juokdamiesi arba nesijuokdami, tada aš klausiu, kodėl jie juokėsi arba kodėl nesijuokė. Žodžiu, tame to žanro ir yra įdomumas, kad tu tampi savotiškas toksai lokatorius, kuris gaudo žiūrovų reakciją ir pagal tai vaidina toliau. Taip, jeigu man koks nors spektaklis nepavyksta, tai ne vienas aš kaltas. Žiūrovas irgi. Komedija Urvinis žmogus apie mūsų gyvenimą, apie amžinus nesusipratimus tarp vyrų ir moterų, smulkius skirtumus ir mažyčius niuansus, kurie vyro ir moters bendrą gyvenimą nuo pat urvinio žmogaus laikų paverčia nuolatinę gyvenimišką komediją. Aktorius Darius Meškauskas džiaugiasi spektaklio Urvinis žmogus populiarumu ir atskleidžia tolimesnius savo kūrybinius planus. Visai neseniai šitas teatras išleido šiais metais jau 2 premjeras, tai abidvi pjesės pastatytos Dainiaus Kazlausko, viena ir autoriuje ta pati prancūzų rašytoja Rezo, arba Reza, nežinau kaip tarėsi. Ir vienas spektaklis vadinasi Menas, o kitas Karo dievas. Tai viename iš tų spektaklių aš irgi dalyvauju mene. Mes vaidinam kartu su Arūnu Sakalausku ir Giedriu Savickiu. Epizodus amerikanus natūralis. Tokiam primityvistiniam stiliui buvo nupiešta. Fonegi buvo nupieštas medžiotojas. Homo sapiens. Erektus. Ta prasme, kad stačias. Sakoma, kad vyrai ir moteris yra iš skirtingų planetų, todėl jiems taip sunku suprasti vienas kitą. Tačiau tiesa ir tai, kad vyrai ir moteris vienas be kito neišgyventų. Urvinis žmogus šią tiesą puikiausiai atskleidžia. Spektaklis subalansuotas ir vyrams, ir moterims. Nesitikėjau. Atsiprašau.